Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nežinau, prieš išvyką į pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Turkija, kiek galbūt tai buvo ir psichologiškai nusimesta šiek tiek įtampa, iškovojus pergalę. Aš manau, įtampa gal ne tiek, bet tikrai radom savo žaidimą antroje pusėje. Aš manau, tas labiausiai džiugino. Pradėjom žaisti kartu, mūsų energija, agresyvumas, aš manau, tai yra svarbiau, kad mes pagaliau pajutom, ką reiškia žaisti net kur turėtumėm būti. Tai tą žaidimą pagauti ir žinoti, kaip jis yra žaidžiamas, manau, yra labai gerai. Ir jeigu mes žaisim su tokia energija Turkija, aišku, reikės dar geriau, dar daugiau energijos, dar tiksliau viską daryti, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko pagaliau tą žaidimą rasti. Minėjau tą energiją, sunki pirma rungtynių pusė, būtent pirmoje dalyje galbūt tos energijos apsikutos. Jo, sakyčiau, kaip trūko energijos, jie ėmė kamuolius mums nuo galvos, bėginėjo, įmetė 56 taškus per 2 kėlinius. Universiteto komanda, kas yra absurdiška, tai tikrai pakalbėjom Rūbiniai, kad mes galim nepataikyti metimų, galim tas kojas sunkios būti, bet negalim tai kontaktų nusileisti ir paprasčiausiai noro. Tai manau padarėm tas gerus pakeitimus ir viskas buvo geriau. Ar rimtas pokytis buvo per pertrauką Rūbiniai patokios pirmos rungtynių pusės? Ne, tai kaip visą laiką sakyčiau, tiesiog visi žinojom, ką reikia daryti, reikėjo apsitarti, manau, buvo tokia, ne tai, kad daug emocijos, bet, ta prasme, mes tikrai užsikūrėm Rūbiniai ir žinom, ką reikia daryti ir žaidėm geriau. Ar nepriminė vaikystės laikų tavo toks dominavimas su Tubeliu kartu? Smagu, tai mes jas Dominikas labai gerai sužaidė, Marekas buvo komandinis darbas, tas aš visą laiką smagu žaisti. Kaip išskirtum jo žaidimą, kuo jis yra dabar toks išskirtinis, tram vienas taškas, visiškai dominuoja? Prisigalvoja nesąmonį per šokų kamuolį, permetinėja, laisvam nepapasuoja. Ne, tai jo fiziškumas, jo visa atletika, šito neišmoks, kaip jisai bėga, kaip jisai pats susikuria tas smogas, kaip ir jį net nereikia žaisti, pats tiesiog randa kamuolį, tiesiog labai lengva žaisti yra. Ir tas, manau, jo kombinacija to gero tačo, atletiškumo, gerų sprendimų priėmimo ir lemia tai, kad jis dominuoja tiesiog. Išsiminėjai, kad Stanionis irgi atlieka puikų darbą, išskirstė šiandien daug perdavimų, bet atrodo, kad ir toks emocinis lyderis, ne? Jis yra ne lyderis, bet užkūrė, jo. Jis visą laiką toks buvo, tai jo, tokią emocingą žmogų turėti Rūbiniai labai svarbu ir jisai tiek aikštelėj, tiek už jos ribų jis tikrai tik prideda komandai daug. O po tų 2 nesėkmių paeiliui buvo kažkoks emocinis fonas sublogęs, ar kaip sakydavot, draugiškos rungtynės ir panašiai? Ne, tai visie, ir tas teisingai, kad taip, tai yra draugiškos rungtynės, bet mes negalim taip prastai žaisti. Tai manau, buvo toks miksas, kad jau laikas laimėti ir susiemam, bet ir tuo pačiu suprantam, kad čia draugiškas yra dar daug dalykų, ką mes turim susižaisti, pasidaryti, išmokti ir panašiai. Neliūdina bendraja prasme, kiek žmonių ateina pažiūrėti? Reikia geriau žaisti, tada gal ateis. Nežinau. Augustai, žaidi su 31 numeriu, toks neįprastas tau, kodėl čia į tokį pasirinkai, kas nutiko? Nes trečias birželį Arnas turėjo trečią, aš trečių žaidžiu, 31 man davė Los Andžele. Nepavyko su debiutuoti, tai galvoju, reikia vis tiek kažkaip tą 31 kažkaip patikrinti, kaip jis jaučiasi. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.